Leidykla Baltos lankos pristato rašytojo Julio Cortázaro vieną reikšmingiausių Lotynų Amerikos literatūros apsakymų rinkinį Žaidimas baigtas. Žinoma, autoriaus knyga tarsi galvosūkių žaidimas, vedžiojantis skaitytoją po įspūdingus literatūrinius labirintus. Žaidimas yra jo visos kūrybos moto, galima sakyti, jisai žaidžia su skaitytoju. Jis jį vedžioja už nosies, galima pasakyti taip. Kartais, kai pasijunti knygą skaitydamas protingesnis už autorių, tai yra labai negeras jausmas. Nes, tiesą sakant, ne vieną knygą skaitydamas, turbūt ne vienas skaitytojas yra pasijutęs protingesnis už autorių ir sakytų, vat, aš taip tikrai nerašyčiau, nes čia nesąmonės rašo, čia pažiūrėkit, vat, baltai siūlai siūta, čia taip nebūna. Man rodos, kad kas galėtų pasijusti protingesnis už Cortázarą, aš nežinau. Tokio žmogaus aš nelabai įsivaizduoju, jis mus vedžioja už nosies. Argentiniečių rašytojas Julio Cortázaras savo mėgstamiausių žanrų laikė apsakymą, sakydamas, jog romanas laimi taškais, o apsakymas turi laimėti nokautu. Knygoje 18 neįtikėtinų istorijų žadina skaitytojo vaizduotę apie gretutinių pasaulio egzistavimą, susidvejinimą su gyvūnais, mistinę tikrovę. Kiekvienam skaitytojui tai būtų labai pravartu šitą knygą skaitant pasitikrinti, ko esi vertas literatūroje. Nes jeigu suvoksi pirmą apsakymą, šitie apsakymai yra sudėlioti sudėtingumo lygmenio požiūriu, reiškia. Pradeda jis lyg nuo paprasčiausio, yra 3 dalys knygos ir baigia sudėtingiausių. Žaidimas baigtas, vadinasi, pirmas apsakymas. Tai pirmą apsakymą skaitant, man atrodo, kad daugeliui bus aišku, kas yra ir kas. Gal vieno karto užteks perskaityti šitą apsakymą, o jau žaidimas baigtas, gal ir 2 ir 3 kartus reikės perskaityti, kad suprastum, kur yra vis dėlto ta žaidimo esmė, kuris mus pagavo, reiškia, kurioje vietoje apsakymo tomas.